Tai čia, kaip supratau, apie mūsų krašte tą padėtį, kodėl tos metastazės pas mus susimetę yra. Nes matot, jeigu apie metastazės jau kalbėjom, tai pirma asociacija vėžys yra egoistinė ląstelė. Vėžys gyvena dėl savęs. Nes jeigu gyventų dėl organizmo, tai jis nebūtų vėžys. Tai mano nuomonė, daugelis žmonių šiandien dėja kapitalizmo visuomenėje gyvena dėl savęs. Net ir anoj visuomeniai buvo, kad kraštas kiltų kasdieną, daina apie sakalą, kuris geriau mirti, bet neišduot sakalo orumo, sakalo didybė. Šiandien vertybė atrodo, atimsim, turėsim, kartais tą pati. Žinoma, netimsim su kuo nors, bet atimsim teisiškai, gražiai, povaliai, taip sakant, ir pasakysim, kad tai teisėtas sprendimas. Tokia atėmimo forma dabar. Ir manau, kad šitas vėžys labai greitai įsikraustytų iš mūsų krašto, jei iš tremties sugrįžtų sąžinė. Nes sugrįžo daug kas, bet jeigu paimsim kokius tenais čia to kunigo, kuris čia netoli gyveno, Vaižgantas herojus, tai jie turėjo ypatingai jautrią sąžinę. Ir mato, dar kas apie sąžinę, aš manyčiau. Žmogaus gebėjimas pasijust kaltu yra žmogaus identitetas. Tiesiog tas, kuris jau nepasijunta kaltu, negali pasijusti kaltu, jau yra galbūt nesveikas žmogus. Tai aš manau, kad jeigu sugrįžtų sąžinė ir su ją susijusi atsakomybė, tai tada viskas mūsų krašte būtų tvarkoj. Bet dabar kiekvienas žmogus sako, kačiuką pameta mama. Ir ką dabar? Jisai galą gaus, jisai laktai nemoka. Da ką mes sako, tą kačiuką paimam, šnukutį į pieną, paragauna skanu. Ir pradeda lakti ir jis išgyvena. Tai ką darysiu mūsų visuomenė, kuri užmiršo, taip sakant, mamos papą, mamos krūtį, ar kaip tą pavadinsim. Tai mes kažkaip, tai jis užmiršo, kad jis yra žmogus, kad jis gyvena kaip Dievo vaikas kitam, kad jis tikrai atranda save dalindamas save kitam, savo laimę atranda kitame. Tai jam kažkaip tai dabar reikia truputį sudaryti sąlygas. Ir dabar sako, aš irgi, čia tų visokių valdžių panašiai, sako kai kas, kad prie lovio nori. Aš ir, pavyzdžiui, norėčiau prie to lovio, bet norėčiau su pagaliu ir kad kolegos parodytų, ką kišeniui turi ir iš kur jisai turi. Ir tada jis pakankamai yra sveikas, kad prie to lovio dalintų ir rūpintųsi, kad vis tik tai tam žmogui, kuris pamiršo žmogišką orumą, kažkokiais tai švietimo būdais, pagaliau ir sankcijam tvarkos motina, jam priminti, kad jis negali gyventi savo. Kad jis šiandien kažką tai labai turi ir pasėmė būtent tokiais būdais, ne plėšdamas, nešaudydamas, bet tarsi teisiniais būdais, kad jis prisimintų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad prezidentė išplėstinė turto konfiskacija. Tai mano nuomonė, žmogaus orumas šiandien yra pažeistas, bet taip savo vien tik tai kalbom galbūt nepasieksim. Ir tai galim pasiekti politinėm priemonėm, įteisindami tikrai teisingą teisėtumą ir kažkaip tai atrinkdami žmonės labai paprastais kriterijais, kad jis deklaruotų, iš kur jisai gavęs turtą, panašiai. Ir tokiais žmonėm galėtume pasitikėti. Ir žadintume piliečius, kad vis tik tai deleguotų ne tik tai, kaip sakant, laisvę valdžią tiems, kurie jam nuperka plytelę, kuriems suteikia koncertą, bet kurie juos priima taip pat kaip žmonės, kurie nori užsidirbti, nes kiekvienas žmogus sako, žmogus gyvas ne bedarbio pašalpa. Tai kuris dar nenumiręs kaip žmogus, turėtų ieškoti būdų, kad rasti tokį atstovavimą ir tuos visus žmonės, kurie jau dėja prarado tą žmogišką identitetą, nes nesijaučia nekalti, jam užtenka kaifo ir ko nors kito. Jų balsai, žinoma, dažnai nulėmė tuos rinkimus ir ateina vėl dalinti prie to lovio, taip jau grubiai sakant, turtus tie, kurie iš to lovio semia ir dėja nieko netlieka. Šiandien, mano nuomonė, visuomenėje labai daug parazitų yra, kurie nieko nesukuria, o pasiima didelę dalį. Todėl aš manau, kad kažkaip tai turim paruošti galimybę sugrįžti sąžinei ir tas grąžinimas sąžinės turėtų eiti per politinius tokius žingsnius, atitinkamus įstatymus, kaip prezidentė siūlo išplėtinė turto konfiskacija. Žmogus, kuris stoja valdžioj, kuris bus tų turtų dalintojas, kai jis tikrai galėtų švariai pasakyti, kaip jisai gavo pajamas, iš kur jo atsirado turtai, iš kurio tetos ar ten krikštamotės turtai atsirado, tai tada mes jam galim patikėti deleguotą. O dabar
dabar manyčiau, kad tokias gal kartais ir grubesnės priemonės priminti žmogui, kad jis yra gyvas ne pinigais, neturėjimu, bet pačiu buvimu. Ir jo buvimas realizuojamas kaip tik tarnaujant kitiems. Tai tokia krikščioniška mano mintis, kad tik tai dalydamas save kitam, žmogus save atranda. Bet va į tą kelią, sakau, gal einam tik tai konkrečiai kurdami tą tvarką tam tikromis sankcijomis. Tai aš tai pamastyčiau apie tas metastazės, kad žmogus šiandien prarado žmogišką orumą daugeliu atveju ir švietimas, ir politika, ir panašiai turėtų labai daug investuoti į žmogų, kad atgaivinti jo žmoniškumą ir kažkiek tai kritinę masę žmonių, kritinį skaičių žmonių su inteligentija, sąžinė visuomenės ir pakankamai sugebėtų save pristatyti tokiem žmonėm, kurie tarp mirties ir gyvenimo, tarp abejingumo gėriui ir vis tik šiokio tokio jautrumo, nes pakeikti prie televizijos valdžią, manau, labai blogai, labai daug kas ir pagaliau ištisios tokios grupės susidaro, kur kažkur tai lyg tai pakeikėm valdžią, viskas tvarkoj, bus nauja Lietuva, bet nauja Lietuva, man atrodo, prasideda nuo visuomenės struktūrizacijos ir nuo tų idealų. Ir kaip Goethe sako, svarbiausia neprarast, kas esi, bet va šiandien vėžys yra tas, kad žmogus prarado, kuo jisai yra. O vis tik tai žmogus esmėje yra būtybė, kuris pats nusprendžia, kas jis yra. Ir tą mes turime žadinti, tą mes turime gelbėti, nes tiesiog planeta praranda prasmę, jeigu mes tik tai protingi gyvūnai ir, taip sakant, gyvenam tam, kad gertume, valgytume, patirtume orgazmą ar dar ką kitą. Tai aš taip manau, taip daugiau nežinau, kad man bekalbėti.